Jei reikia papildyti sandėlį, turime suformuoti papildymo aktą. Sandėlio papildymas gali būti vykdomas perkant naujus pastolius ar išsinuomavus juos pernuomoti. Padarau puslapio prekės sandėlyje ekrano kopiją. Kad po papildymo būtų galima sulyginti duomenis ir įvertinti pokyčius. Sandėlio papildymas pastolių komponentais pradedamas per kairiojo meniu įskleidžiamąją skiltį administravimas, pasirinkus skiltį plius prekių papildymas. Atsidaro pastolių komponentų papildymo akto formavimo puslapis. Šiame puslapyje galime nustatyti akto numerį, datą, pasirinkti komponento papildymo kiekius ir atlikus skaičiavimus suformuoti papildymo aktą. Taip pat iš šio puslapio paspaudus mygtuką sandėlio plius minus galime pereiti į nurašymo ir papildymo aktų operacijų sąrašo puslapį. Lauke papildymo akto numeris programa įveda vienetą, jei einamąją dieną nebuvo papildymo aktų, o jei einamąją dieną papildymo aktai jau buvo suformuoti, tai numerį sekantį po didžiausio tą dieną suformuoto papildymo akto numerio. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame yra skaičius. Neatitikimų atveju programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data programa įveda dabartinę datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame įvesta data. Programa taip pat patikrina, ar akto numerio ir datos derinys programoje yra unikalus. Tai yra, neleidžia įrašyti antro tos pačios dienos ir numerio papildymo akto. Neatitikimo atveju programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelėje, kurioje pateikiamas visų apskaitoje esančių pastolių komponentų sąrašas, stulpelėje papildyti turime pasirinkti pastolių komponentų, kuriuos papildysime kiekius. Kai puslapis atsidaro, visų šių stulpelio komponentų papildymo kiekis nustatomas nulinis. Kiekiai pasirinkami iš išleidžiamo sąrašo, kuriame yra sveikieji skaičiai nuo 0 iki 1000. Jei paspaudžiamas mygtukas formuoti dokumentą, palikus visų komponentų kiekius ties 0, programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Įvesdami kiekius galime naudoti filtrą pagal komponento pavadinimą. Pavyzdžiui, atitinkame laukelyje pradedame įvesti pavadinimą ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinimuose yra atitinkamas tekstas. Tokiu būdu po filtravimo įvedame reikiamą atitinkamo komponento kiekį, o tada, norėdami matyti kitus komponentus, pašaliname tekstą iš filtro laukelio. Baigę įvesti kiekius, dar galima peržiūrėti komponentų, kurių kiekiai nėra nuliniai sąrašą paspausdami mygtuką peržiūra. Jei pastebime, kad dar reikia pridėti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką visi ir pasirenkame tą komponentą bei jo kiekį. Jei daugiau komponentų papildyti nereikia, paspaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką formuoti dokumentą, suformuojamas Excel formato papildymo failas. Atidarę nurašymo
ir papildymo sąrašą per mygtuką sandėlio plius minus, pamatysime, kad šiame sąraše jau yra pagrindiniai ką tik suformuoto papildymo duomenys. Atidarę pastolių komponentų sąrašą per kairiajame meniu esančią skiltį prekės sandėlyje, matysime, kad atitinkamų komponentų kiekiai stulpeliuose iš viso sandėlyje ir laisva šiame sąraše padidėjo. Tai galime pasitikrinti, sulygindami duomenis šiame puslapyje su prieš prekių papildymą pasidaryta šio puslapio ekrano kopija.